Nu ką, toliau chebryke mes, kaip minėjau, sūnaus gimtadienis, tai peiliuką galim parodyti iš arčiau, nors jūs jį jau matėte daug kartų, šitą kosmosėlį. Aišku, ne vienas norėjote ir nupirkti ir sakau, siūlėte. Buvo siūlęs žmogus ir 2,5 nepardavo, nes tai tiesiog 7 darbo valandas. Vis dėlto šis peilis buvo irgi netaip pigiai pirktas. Pati geležtė rankena buvo tik tai taip uždėta, nežinau kodėl tokia bele kokia. Tai pakeičiau rankeną, uždėjau gražiai ir žuvį filavau. Mėsą pjauščiau lašinius nuo odos, lašniam, tai super. Tai žodžiu, peilis toks, bela kaip superinis, nuolydis suvestas, bela kaip gerai. Šiaip aogami ir širogami 2 plienai sukalti vieną, tai čia kažkas tokio pirmą kartą mačiau. Dažniausiai būna kietas plienas ir minkštas plienas, čia 2 kieti branduoliai. Prieš tai buvo video jums įkėlęs kaip ir butelius stiklinius pjausčiau su visiškai buku peiliu. Tas pats abudu branduoliai yra tokio kietumo, kad su tom šoniniam dalim, kol jos dabar tokias biškė apvalesnės yra jau, bet šiaip kol nebuvo tokios apvalės, tai su abiejom šoniniam dalim pjaustai stiklinį butelį. Tai jau ne su ašmenim, bet net su tom pusėm. Abudu branduoliai labai kieti, sakyčiau, apie 64-65 Hz būtų ir 7 valandas galandinimo ant akmenų, tai čia kažkas kosmosiukas. Taip, įdomus peilis, galiu sakyti, paėmus jis neatrodo labai aštrus, kad būtų, bet reikia pjauti, reikia dirbti, jis ima, jis, aišku, popieriuką ten pjausto viską, bet jis ima, jis per kalnukus žuvį, tuk gražiai, sakyčiau, jis geriausiai tiktų žuvies piliavimui, aš taip galvoju. O toliau jau paskirtis gali būti įvairiai, nebūtent, kad pagal formą. Šiaip fainas peilis ir sakau, dedu sūnaus gimtadienio progą, būtent šiandien noriu matyti, kai sakant, kad jis pats matytų, kaip jūs statote ir kaip šiaip šito peilio, kuris labiausiai norite. Nors, čia kosmosas yra, čia, sakau, vienas išskirtiniausių peilių, kur antro pasaulyje tikrai tokį nerasite ir manau, kad rasite 2 branduolius sukaltus, nes tai labai retai japonai pagal užsakymą tik tai darydavo, sukaldavo tokius 2 branduolius. Čia vienetiniai yra reikalai, vienetinis peiliukas. Tai va, daug nešnekant, dar ką galiu pasakyti, gal žmogus, kur siūlėte 2,5 gal galėsit pakonkuruoti šiandien, nors abejoju, šeštadienis jūs ar prisijungsit bendrai, tai bet, o kas nori laimėti, statykit, čia tik nuo euriuko. Žodžiu, dėkui bičiuliai ir iki.